Sveiki, šiandien pakalbėsime apie vaistai, kurie yra skirti širdies ir kraujagyslių ligų gydymui. Bet prieš tai mums reikia susipažinti ir suprasti, kas vis tik tai, kokie egzistuoja tie ritmo sutrikimai. Tai iš esmės gali būti bradikardijos ir tachikardijos, tai lėta širdies veikla ir greita širdies veikla. Dažna širdies veikla tai gali klasifikuotis į supraventrikulinės tachikardijos arba ventrikulinės tachikardijos. Supraventrikulinės tai jos yra sinusinė tachikardija, tai dažniausias pavyzdys yra, kaip jūs didesnio fizinio krūvio metu patiriate padidėjusi širdies susitraukimo dažnį, tai ir yra ta būklė tokia. Daliai tai gali būti sukelt problemų, ypač kurie turi išeminį širdies ligą, jie gali blogai toleruoti tokį efektą. Tada yra prieširdžių virpėjimas, prieširdžių plazdėjimas. Šitos būklės labai svarbios, kadangi tai yra supraventrikulinių tachikardijų rūšis. Kaip supraventrikulinė tachikardija, tai turi, keleriopus neigiamus poveikius. Tai visų pirma, jeigu tai yra prieširdžių virpėjimas, tai pirma, ligonis skusis širdies permušimais, dideliu širdies plakimu, gali justi dusulį, nerimą ir baimę. Tai čia ūminis epizodas taip turėtų atrodyti, tai gali būti ir lėtinė liga, kuri išsivysto dėl sinusinio prieširdžio mazgo, realiai fibrozinių pokyčių. Tai šita būklė, ką sukelia nereguliarų širdies ritmą, ką ligonis jaučia kaip diskomfortą, tačiau tuo pačiu dėl pasikeitusio netinkamo neįvykstančio prieširdžio susitraukimo pradeda formuotis pasieniniai trombai, ypač prieširdžių ausytėse, kurie gali nukeliauti į smegenų arterijas ir sukelti išeminį insultą, kas yra problema. Ir kitas dalykas, dar gali išsivystyti negydant širdies nepakankumas, kadangi iš principo neveikiantis prieširdžiai, jie apsunkina kairio skilvelio darbą, dėl ko vystosi pirmiausia hipertrofija, po to vystosi ir širdies nepakankamumas. Skilvelinės tachikardijos, tai pavyzdžiui, sakyčiau, problematiškiausia liga yra skilvelio virpėjimas, reiškia, nevyksta širdies su skilvelio susitraukimas ir tada reiškia, vystosi cirkuliacinis kolapsas ir žmogus gali numirti. Iš esmės toksai ritmas turi būti realiai defibriliuojamas. Tai grubiai. O bradikardijos tai jos gali atsirasti dėl to, kad netinkamai galbūt veikia sinutrialinis mazgas, tada impulsas gali užsiblokuoti atrioventrikuliniam mazge ir reiškia, šitos būklės yra gydomos iš vaistų, tai acetilcholinu, pavyzdžiui, arba salbutamolu, bet iš esmės tai yra tiltas į gydymą stimuliatorius, kurie atlieka iš esmės, tai yra implantuojamas stimuliatorius, jie atlieka kardiologai, o ūminių būklių ir intensyviai terapijos specialistai. Širdies laidumo sistema susidaro, reiškia, iš sinutrialinio mazgo, tada, reiškia, depolarizuoja peržiūrėtos ląstelės, eina širdies impulsas į atrioventrikulinį mazgą, kuriame impulsas yra užlaikomas ir vėliau plinta impulsas per purkinės sistemą į skilvelius ir įvyksta širdies susitraukimas. Kai atrioventrikulinis mazgas per gerai užlaiko signalą, reiškia, kas išsivysto bradikardija ir AV blokada. Tai ten jų yra bent 3 tipai, bet logika tokia, kad iš esmės išnyksta klasikinis ryšys tarp P dantelio ir QRS komplekso, jeigu tai mes kalbam apie kardiogramą, reiškia, žmogui dalis prieširdžiuose sugeneruotų impulsų, jie neatsispindi atitinkamam, reiškia, prieširdžių skilvelio susitraukime, dėl to, kad tas vienas impulsas ar keli nepraeina pro AV mazgą. O tai pasireiškia kaip bradikardija. Žmogus su bradikardija dažniausiai gali jausti bendrą silpnumą ir kitas, bet iš esmės tai pasireiškia būklė bendrų silpnumo iki nualpimų, ta prasme, jeigu labai retas širdies ritmas, 30-40 kartų per minutę dėl kokios priežasties ligonis gali nualpti. Yra Vaughan Williams klasifikacija, kurią jums reikėtų išmanyti, tai reiškia, pirma klasė tai yra
natrio kanalų blokatoriai. Svarbiausia turbūt iš šių vaistai būtų propafenonas. Tai jie, reiškia, blokuoja tus natrio kanalus ir aišku ir kitų poveikių. Slopina depolarizaciją nuliniai fazėje, bet iš esmės yra sukurti net supraventrikulinių aritmijų gydymui. Tai pirmiausia yra prieširdžių virpėjimo ir prieširdžių plazdėjimui, reiškia, jie suretina širdies ritmą ir taip pat gali atlikti kardioversiją, reiškia, panaikinti prieširdžių virpėjimą ir grąžinti sinusinį ritmą. Toliau yra antros, ketvirtos klasės von Williams klasifikacijos vaistai, tai yra beta adrenoreceptorių ir kalcio kanalų blokatoriai. Tai propranololis, metoprololis, bisoprololis yra, reiškia, beta adrenoreceptorių blokatoriai, dronedaronas, amiodaronas iš esmės blokuoja kalio kanalus, o verapamilis diltiazemas yra nedihidropiridiniai kalcio kanalų blokatoriai. Visos šitos grupės gali būti vartojamas ne prieširdžių virpėjimo gydymui. Bet dabar kaip, reiškia, beta adrenoblokatoriai ir verapamil ir kalcio kanalų nedihidropiridinių blokatoriai kaip verapamilis diltiazemas, jie neatstatys prieširdžių virpėjimo sinusinį ritmą, jie yra vartojami tik tais ritmo lėtinimo strategijai. Jis yra taikoma tada, pavyzdžiui, arba visiškai nesiruošiama atstatinėti prieširdžių virpėjimo, arba paliekamas yra ritmos neatstatymui, bet tiesiog, kad suretinti širdies dažnį, nes tas dažnas širdies plakimas žmogų tiek dezorganizuoja, tiek gali pasunkinti esančius išeminės širdies ligos simptomatiką ir sukelti krūtinę anginą. Amiodaronas, propafenonas iš esmės gali būti vartojami farmakologiniai kardioversijai arba ritmo atstatymui. Liaudiškai šnekant. Iš principo prieširdžių virpėjimas gali būti gydomas tokiom dviem strategijom, tai yra ritmo atstatymo arba sinusinio ritmo atstatymo kardioversijos arba ritmo retinimo strategija. Tai ritmas retinamas yra beta adrenoblokatoriais ir nedihidropiridiniais kalcio kanalų blokatoriais kaip verapamilis diltiazemu, o atstatomas amiodoronu arba propafenonu. Amiodoronas iš esmės yra įsotinimas vyksta intraveniškai, galima pagal QTC intervalą. Iš tokių farmacinių savybių, tai įdomu atkreipti gali dėmesį, kad amiodoronas turi būti tirpinamas injekcinėje formulėje gliukozės tirpale, o ne natrio chloride, nes jisai ten precipituoti gali. Reiškia, būtų mažesnis ir jo poveikis. Na, o propafenono turi savo tokį įdomią savybę, kad jisai iš esmės gali, aišku, nustatyti širdies ritmą, bet jis turi tabletinės formas ir kai kuriems ligonėms išsivyščius propafenono fone prieš virpėjimą galima statyti prieš virpėjimą, reiškia, su dviguba propafenono doze. Bet atkreipkite dėmesį, kad propafenonas iš esmės kontraindikuotinas ligonėms su struktūrinėm širdies ligom. Adenozinas tai iš esmės yra paroksizminiai supraventrikuliniai tachikardijai nutraukti arba išdiferencijuoti tokiai būklei, kai atvažiuoja ligonis su labai dažnu širdies ritmu, nesimato padanteliai, bet yra siaurų kurias kompleksų tachikardija, reiškia dažnas širdies ritmas, yra kurias kompleksai mažiau negu 120 milisekundžių trukmės ir reikia tą, reiškia, dažnai suretinti ir pažiūrėti, ar atsiranda tie padanteliai ir patikslinti prieširdžių virpėjimo diagnozę. Tai jis yra trumpo poveikio intraveninis vaistas, tai jeigu supraventrikulinė paroksizminė tachikardija nutrauks, tai arba valsalvos mėginys, jeigu tai yra vis dėlto prieširdžių virpėjimo epizodas, tai mes pamatysim, kad nėra ten tų padantelių ir tada mes galėsim, reiškia, nustatyti, bet reiškia, suretint, pažiūrėti, ar padanteliai neužsidengia su tais QRS-ais. Labai dažnai digoksinas iš esmės jisai blokuoja AV mazgą, jisai pagerina kalcio patekimą į širdies raumens ląstelės ir, reiškia, tai sukelia širdies raumens didesnį susitraukimą ir taip pat suretina širdies ritmą, pablokuojant AV mazgą, tai dėl to jis yra vartojamas ligonėms, kurie turi ir prieširdžių virpėjimą ir širdies nepakilimą, kadangi abu šios ligas iš esmės gydo. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad yra siauro terapinio indekso vaistas, vyresniems žmonėms gali reikėti labai reikšmingai mažinti dozes, taip pat kartais galima ištirti digoksino koncentraciją, tačiau jį dozuojant atsakingai, jis iš esmės gali būti naudingas pacientams su širdies nepakankamumu ir prieširdžių virpėjimu.
Taip pat yra ir nauja Vaughan Williams klasifikacija, aš ją jau, manau, įdėsiu prie papildomos paskaitos medžiagos, kadangi ko gero, kad jums egzaminė bus klausimai apie standartinę Vaughan Williams klasifikaciją, bet jau yra ir nauja tokia yra patikslinta ir ilgesnė, kad studentam būtų, reiškia, daugiau ką pasimokyti, tai yra jinai paplėtota labiau, bet aš jums ją įdėsiu, manau, į papildomą medžiagą. Tai vat, dabar iš esmės dauguma antiaritminių vaistų, kuriuos mes čia kalbam, yra vartojami su proventrikuliniu tachikardijų gydymui, skilvelio aritmijų gydymui, jų labiau gal net profilaktika yra vartojamas galbūt amiodaronas, beta-adrenoblokatoriai. Čia tokia graži lentutė apie tai, kaip klasifikuojasi, reiškia, tie antiaritminiai vaistai. Tai kaip matot, tai nėra, kad labai specifiškai, pavyzdžiui, amiodaronas, nes jisai amiodaronas tai veikia iš esmės ir kalcio, ir natrio, ir kalio kanalus turi, ir beta-adrenoreceptorių blokuojantį poveikį, bet, paradoksu, tačiau amiodaronas jis turi ganėtinai mažą hipotenzinį poveikį. Tai vat, ir čia tokia gali būti takoskyra, reiškia, klinikinis poveikis gali skirtis nuo to, ką mes stebime in vitro, nes tai dažniausiai receptorių tyrimai yra atliekami ląstelėse, gyvūnuose. Dabar yra visa vaistų grupė, kuri gali prailginti QTC intervalą, tai jie yra proaritminiai vaistai, ta prasme, tai vaistai, kurie gali sukelti aritmijas, tai yra tricyclikliai antidepresantai kaip amitriptilinas, jis taip pat turi siauro terapinį indeksą. Taip pat yra makrolidai, chinolonai ir tarp kitko kai kurie antiaritminiai vaistai irgi turi QTC intervalo ilginančių savybių, bet dabar yra toksai skirtumas. Reiškia, iš principo antipsichotikai, makrolidai, chinolonai, ketokonazolas, jie kai ilgina QTC intervalą, mes kaip darom prielaidą, kad tai yra, iš esmės sukelia riziką skilvelinio aritmijų, bet kai amiodaronas, jisai jo kai suotinė, reiškia, QTC intervalas irgi išsivysto, jo prailgėjimas, bet tai laikoma yra amiodarono farmakodinaminiu poveikiu ir tai vienas iš būdų monitoruoti, reiškia, to vaisto poveikį, bet čia yra išimtis netaisyklė, nes dažniausiai atveju, kai matot QTC intervalų prailgėjimą, reikia ištirti elektrolitus, kalį, magnį, kalcį, peržiūrėti vaistus, ar neilgina QTC intervalo monitoruoti, ypač jeigu QTC viršyje 500 milisekundžių atsiranda tam tikrų aritmijos rizikų ir čia ta aritmija gali pasireiškti skilvelinę aritmiją. Tai jo skirtumas to, kad ne tai, kad žmogus pradės jausti permušimus, bet jis gali tiesiog jisai numirti nuo jos. Tai gali būti gan tokia tyli mirtis ir tai dėl to reikia vis tik tai pamonitoruoti tokius dalykus, esant galimybei. Tai turi vaistai nuo aritmijos specifinių kontraindikacijų, tai gal jų daugiau turi iš esmės propofenonas, kaip širdies nepagumas, struktūrinės širdies lygos. Dabar astma, sunkus lopul yra kontraindikacija iš esmės beta-adrenoreceptoriams arba antros grupės vaistam, bet čia kartais yra reliatyvi kontraindikacija. Natūralu, kad bradikardija yra neretai kontraindikacija, reiškia, antiaritminių vaistų vartojimui ir hipotenzija. Yra dar toks, aišku, niuansas, kai ten yra tachikardija vazopresorių fone, kaip reanimacijų, tai tuo atveju kartais vis tiek tenka kažko griebtis, tai pamatysit, kad amiodaroną kartais to vietų skiria, nes, pavyzdžiui, amiodaronas jisai turi tokį visai gerą poveikį, kad jis mažai tą kraujospūdį šiaip veikia. Tai dabar ką gali sukelti kokias nepageidavimas reakcijas, tai visų pirma labai stiprų savo farmakodinaminį poveikį. Jis gali išreikšti atrioventrikulinio mazgo arba sinutrialinio mazgo blokadą, kas pasireikš realiai reta širdies veikla, bendrų silpnumų ir galbūt nualpimų, pabloginti impulso laidumą ir prailginti QTC intervalą. Su kai kuriom, reiškia, tokiam specifinėm išimtim, kur, pavyzdžiui, digoksinas iš esmės gali turėti labai toksinį poveikį ir gali, reiškia, sukelti labai reikšmingas bradikardijas, tai gali reikėti ir gydymo antidotais. Aritmikai turi labai daug sąveikų su įvairiais vaistais, nes jie vis tik tai yra metabolizuojami citochrominių fermentų, tai iš esmės reikėtų tą žinoti ir prieš skiriant antiaritmikus reikėtų pasitikrinti galbūt vaistų sąveikas.
Reikėtų vengti vartojimo antiaritminių vaistų su QTC intervalą ilginančiais vaistais, ypač antipsichotikais, nes dauguma antipsichotikų, tai ar haloperidolis, pavyzdžiui, net tas paskvetipinas, tai ilgina QTC intervalą ir tai reikėtų tą vengti ir apgalvoti. Tai ar bent jau monitoruoti QTC intervalą, tai kitaip neišeina. Tai dauguma šitų sąveikų pasireiškia per citochromus. Na, dabar tai yra pavojingų sąveikų antiaritminių vaistų, tai aišku, verapamilis, indapamidas, tai kai kas verapamilis pablokuoja, reiškia, tą atrioventrikulinį mazgą, pasireiškia bradikardiją, nes gal gali turėti tokį pararitminį poveikį, o hiponatremijos, hipokalemijos fone, kurią indapamidas gali sukelti, gali iš esmės būti labiau pasireiškia proaritminis efektas ir gali dėl to atsirasti nepageidavimų reakcijų. Nu, verapamilis ir digoksinas, tai jeigu abu pablokuos AV mazgą, mes gausim ką bradikardiją. Iš esmės nežinau kokiu būdu, bet jeigu taip išeitų, retais atvejais galbūt kažkas ir paskirtų verapamilį ir kokį nors metoprololį, dabar taip staigiai aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai reikėtų padaryti, bet taip įvyktų, tai iš esmės didžiausia rizika, kad atsiras, reiškia, bradikardija. Tai tada gydymą nutrauktų. Sekanti mūsų tema yra vaistai veikiantis kraujo krešumą. Na, iš esmės yra labai daug krešumo faktorių, reiškia, bet turbūt svarbiausia mums yra koks 10 faktorius ir jisai, kaip matot, kai aktyvuoja protrombiną, tas virsta į trombiną, tada fibrinogenas virsta į fibriną ir susidaro trombas. Ir į šitą mechanizmą yra nukreipta daugiausiai vaistų, tai vitamino K antagonistai, reiškia, išsekina nuo vitamino K priklausančius, reiškia, krešumo faktorius, 10A faktorius inhibitoriai, kaip ir pavadinimas sako, blokuoja 10A faktorių, taip pat yra tiesioginiai trombino inhibitoriai ir mažos molekulinės masės heparinai. Mažos molekulinės masės heparinai taip pat iš esmės blokuoja 10A faktoriaus aktyvavimą. Heparinai, tai heparinas taip pat blokuoja ir trombiną ir 10 faktorių, mažos molekulinės masės heparinai labiau specifiški yra 10A faktoriui, rivaroxabanas, apixabanas, jie blokuoja 10A faktorių. Lietuviškai sunku atsiminti, bet rivaroxaban ir apixaban angliškam pavadinime turi XA. Tai reiškia, X ir A tas raidelės, tai turi omeny, kad jis turi 10A faktorių blokuoja. Kaip pastebėsit, skiriasi dabigadrano pavadinimas, yra TR, net ir lietuviška TR, nes yra trombino inhibitorius. Tai kartais ta industrija korektiškai pavadindama vaistus mums duoda galimybę atsiminti mechanizmus. Dabigadranas turi ir priešnuodį įdą ir acizumabą. Na ir po to reiškia, kad varfarinas, kuris yra netiesioginis antikoaguliantas, jisai, reiškia, blokuoja vitamino K sintezę, o to savo ruožtu, reiškia, sumažina kraujo krešumo veiksnių gamybą. Dabar kokie jų skirtumai? Iš esmės, antikoaguliantų mums reikia dažniausiai gydant priežasčių virpėjimą ir, iš esmės, trombozinės būklės, tai gavo giliųjų venų trombozę arba plaučių emboliją. Dabar kas priežasčių virpėjimas, tai kaip jau aptarinėjom, kas išsivysto, reiškia, priežasčių virpėjimas, užregistruojama, reiškia, nereguliarus ritmas, nematomi padanteliai, nustatom siauri kompleksai, kuriuose turi būti neilgesnis nei 120 milisekundžių, nelygus yra intervalai. Ir tada nustatom priežasčių virpėjimo diagnozę, galim pasiimti, reiškia, retinti ritmą, neretinti, statyti, nestatyti, bet nepaisant to vis tiek reikia skirti antikoaguliantus. Tai antikoaguliuoti galima varfarinu, galima antikoaguliuoti rivaroxabanu, dabigadranu arba kitais, reiškia, antikoaguliantais. Mažiausiai efektyvūs antikoaguliantai priežasčių virpėjimo gydymui tai yra iš esmės heparinai ir jie nelabai naudojami tam yra. Ir iš esmės antikoaguliacija priežasčių virpėjimo metu yra daroma arba dabigadranu, rivaroxabanu arba varfarinu. Esminis koks skirtumas yra grubiai dar priežasčių virpėjimo skirtumas į su vožtuvais susijusi priežasčių virpėjimą ir nesusijusi su vožtuvais priežasčių virpėjimą. Susijęs su vožtuvais priežasčių virpėjimas presuponuoja, kad pacientų yra įdėtas vožtuvas, kuris yra arba biologinis, arba mechaninis, reikia didesnės antikoaguliacijos, reikia varfarinas, jiems tik tai tinka šitiem ligonėm, varfarino yra skiriama didesnė dozė ir daug didesnis INR, tai 2,5-3,5 yra tikslinis INR.
Tai jeigu ligonis neturi pakeistų vožtuvų, kas yra dažniausias atvejis, yra, reiškia, prieširdžių virpimas, tai jisai bus antikoaguliuojamas arba varfarinu, arba rivaroksabanu, arba dabigatranu, arba kitų tiesioginių poveikio antikoaguliantų. Iš esmės visi tiesioginių poveikio antikoaguliantai yra vienas su kitais pakeičiami, tik yra tokių smulkmenėlių. Reiškia, varfarino esmė farmakodinaminė ta, kad kol jisai įsisotina jo, kol sumažėja vitamino K priklausomų tų faktorių sintezė ir tie faktoriai pasišalina iš kraujotakos, tas laikas užtrunka ir gaunasi tokia, jeigu antikoaguliacinė duobė. Tai reiškia, jeigu gydai PVZ plaučių emboliją, tai jeigu gydytum iškart tik varfarinu, tai būtų antikoaguliacinė duobė ir galėtų tame, reiškia, įvykti embolija, ko mes nenorim. Todėl senose schemose, kai būtų nustatyta plaučių embolija, reiškia, tai būtų gydomas pirmą, reiškia, iš karto heparinu ir heparino fone ir sotinama varfarinu. Dabartiniai antikoaguliantai, dabigatranas, rivaroksabanas iš esmės pradeda veikti iš karto, ypač palyginus su varfarinu, todėl jiems nereikia heparino priedangos. Dabar rekapituliuojant, prieširdžių virpėjimo antikoaguliacija priklauso nuo to, ar tai yra su vožtuvui susijęs ar nesusijęs prieširdžių virpėjimas. Su vožtuvui susijęs prieširdžių virpėjimas yra antikoaguliuojamas tik varfarinu, tada terapinis didesnis 2,5–3,5. Jeigu tai yra su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, žmogus turi savo natyvinius, savo įgimtus vožtuvus, tada yra antikoaguliuojama arba varfarinu, arba rivaroksabanu, arba dabigatranu, arba bet kuriuo iš šitų antikoaguliantų. Varfarinas tokiu atveju jis yra monitoruojamas siekiama 2–3 INR maždaug. Dabigatranas, rivaroksabanas pagal charakteristikų santrauką yra dozuojamas, visiškai pakeičiami. Bet kai yra, reiškia, jau kita liga, net yra plaučių embolija arba giliųjų venų trombozės, yra šiek tiek kita daina. Iš esmės tokiem ligonėm, ypač pirmą kartą pasitaikius antikoaguliacija reikalinga ne visą gyvenimą kaip prie prieširdžių virpėjimo, bet reiškia, bent pusę metų, tai vis tiek, jeigu tai yra plaučių embolija, kur spaudimas nenukritęs, tai pradedama gydyti heparinais, tai arba mažos molekulinės masės heparinu, arba nefrakcionuotų heparinų. Dabar tarp jų skirtumas yra koks esminis. Nefrakcionuotam heparinui iš esmės yra nesvarbi inkstų funkcija, kas yra labai gerai ir galima įmonitoruoti jo farmakodinaminį atsaką ADTL-u. Tas ADTL-as turėjo būti padidėjęs 1,5–2 kartus nuo baseline maždaug ir jis turi savo dozavimo nomogramas. Dabar jau mažos molekulinės masės heparinam jau yra svarbesnė inkstų funkcija, bet jam nereikia monitoravimo. Iš esmės, mažos molekulinės masės hepariną, kaip enoksaparinas, nantroparinas, prie jų, pavyzdžiui, datlas aktyvuotas dalinio tromboplastinio laikas gali pailgėti, bet tai yra mažiau būdinga negu heparinų ir ta prasme, kai heparinų tai yra farmakodinaminis, reiškia, būdas tirti jo tą poveikį, tai tas negalioja mažos molekulinės masės heparinam, nes jiems tada reikėtų, jeigu monitoruoti, tirti 10 faktoriaus aktyvumą, bet tai nėra būtina, nes juos galima tiesiog paskirti pagal kūno masę, atsižvelgiant į inkstų funkciją ir tiesiog pradėti, reiškia, jais gydymą be jokio ten monitoravimo. Ir po to, jeigu tai yra plaučių embolija ir nusprendžiat gydyti varfarinu, tai reikia heparino fonį įsodinti, bet jeigu neplanuojat naudoti varfarino, kas nėra būtinybė šiais laikais ir gan nepatogu daugelį atvejų, tai tiesiog vietoj sekančios dozės galima pradėti skirti dabigatraną, rivaroksabaną arba edoksabaną, arba kurį šitų tiesioginio veikimo antikoaguliantų, nes jie iš esmės yra terapiniai ekvivalentai, vieni kitais pakeičiami. Natūralu, kad heparinas sąveikoja su NVNU. Reikia pasitikrinti sąveikas iš esmės skiriant antikoaguliantus, nes jie gali sąveikoti su ketokonazolu, amiodaronu. Tai aš jums kaip ir esmę visą susakiau. Jisai reiškia taip, nefrakcionuotas heparinas yra skiriamas. Iš esmės, esminis prioritetas nefrakcionuoto heparino yra koks? Kad inkstų funkcija nesvarbi ir tu jį gali monitoruoti su ADTL. Jis yra skiriamas iš esmės intraveniška automatinė pompa. Ir aš tai sakyčiau, kad tu gali jį ganėtinai micromanaginti koaguliaciją to ligonio, ypač sunkesnių ligonių. Didžiausia problema yra trombocitopenija, kurią sukelt gali heparinas, bet iš principo jo poveikį galima gana lengvai reversuoti protamino sulfatu. Heparinas idealiu atveju, jeigu kažkada bus klinikiniai farmacininkai, ten ar kils tokių klausimų, tai šiaip idealiu atveju reikėtų visada pasirašytas nomogramas ir turėti
Nes kai mes toje rezidentūroje būdavom, tai ten reikėdavo ieškotis. Tai tiesiog išmoksti, kad 5000 veikimo vienetų yra bolisas, čia siūlo 4000 veikimo vienetų boliso, bet iš principo po to tu pasidarai datlą ir pasižiūrės, turbūt maždaug 1,5, taip 2 kartai viršutinės normos ribos. Varfarino dozuoti irgi įvairiai galima, labai daug farmakogenetikos tyrimų atlikta net Lietuvoje, ten jų pritaikomumas yra toksai ribotas, bet iš esmės, koks naratyvas yra didesnis, mažesnis dozavimas, siekis yra dažniausiai antikoaguliuoti 2-3 INR ribose. Tai iš esmės, kokį sunkesnį ligonį aš dažniausiai pradėčiau dabar sodinti, nes retenybė yra 5 mg kartą per parą, bet teoriškai dalį ligonių galima pradėti sodinti 10 mg kartą per parą dozę. Bet jeigu tai ligonis tiek bus pagyvenęs ar kitų vaistų vartoja, tai tokia drąsia dozė pradedantis gan greitai perdozuosit. Dabar čia, tai va, jį reikia stengtis palaikyti 2-3 ribose ir jis aišku turi savo priešnuodį, yra fitomenadionas, jisai yra injekuojamas šiaip intraveniškai, bet gali būti įvairių tam sprendimų. Tai va, dabar kita dar labai svarbi yra trombocitų agregacijos inhibitoriai, tai yra cikloheksagenazės 1 inhibitoriai, tai yra anti-ADP vaistai ir glikoproteino 2B3A inhibitoriai. Tai cikloheksagenazės 1 inhibitoriai yra aspirinas, tai kai įvyksta miokardo infarktas ir įvyksta stentavimas, yra kombinuojami aspirinas su klopidogreliu arba tikagreloriu. Tai čia toksai svarbus dalykas, tai yra dviguba antitrombosinė terapija, šitam fone gali būti skiriama ir antikoaguliantai, pavyzdžiui, dabigatranas, bet tik tokiu atveju, jeigu yra įvykęs miokardo infarktas ar prieš virpėjimas, tai vadinasi triple antiplatelet therapy. Dabar įdomumo dėlį reiškia, kas aspirinas, tai pavyzdžiui, jisai negrįžtamai prisijungia prie trombocito, reiškia, norint sudaryti funkciją, iš esmės reikėtų daryti trombocitų transfuziją, arba tiesiog palaukti 7 dienas. Glikoproteino 2B3A receptorių blokatoriai, jie skiriami iš esmės zonduotojų galbūt labiau ir tai nėra rutininiai vaistai, bet jie kada yra skiriami, kai yra miokardo infarktas. Dabar antitrombocitiniai vaistai reiškia, tai ką gali per cikloheksagenazę veikti, gali per ADP receptorius. Ir aišku, yra gana įdomu, nes trombocitai turi labai daug receptorių, tame tarpe ir serotonerginius, tai tiesiog reikia žinoti, kad kartais kraujodaros ir krešumo funkciją gali paveikti ir kiti vaistai, pavyzdžiui, kaip ir serotonino rezorpcijos inhibitoriai, kas yra antidepresantai, bet jie per tos serotonino receptorius gali paveikti ir trombocitus. Tai kartais tiesiog gali būti tokių netikėtų reakcijų. Hemostazę galima iš esmės užtikrinti traneksaminį rūgštim, tokį šiek tiek kaip ortopedai mėgsta, bet iš principo, jeigu nežinai, kas įvykia ir krešumai neveikia, tai reikia arba fibrinogeno koncentratą leisti kaip oktapleksą, arba šviežiai šaldytą plazmą. Dar kitas variantas yra sunkiam ligoniam, kai reiškia įvyksta, tarkim, plaučių embolija arba išeminis insultas ir nori, reikia sustatyti tą kraujotaką, tai galima trombą ištirpdyti, skiriant alteplazę. Tai jų esminis dalykas, kad jie turi daug kontraindikacijų, ypač jeigu tai buvo neseniai kažkoks aktyvus kraujavimas arba operacija. Čia tokia skaidrė, jinai šiaip naudos turinti, reiškia, kaip reversuoti poveikį, kai vyksta apsinuodimas. Netiesioginio veikimo varfarinas yra reversuojamas vitamino K, bet tas užtruks. Jeigu reikia greitos reversijos, tai yra arba oktapleksas, kaip, pavyzdžiui, žmogus protrumbino kompleksas, arba šviežiai šaldyta plazma. Tada dabigatranas turi dar tizumabą, jeigu reikia greitos atstatymo krešumo arba šviežiai šaldyta plazma. Na ir aišku, tokiais atvejais, jeigu yra kažkoks aktyvus kraujavimas, perdozavimas, tikėtina, kad reikės apgalvoti ir trombocitų transfuziją. Čia įdomumo dėlį reiškia, kada sustabdyti kokius antikoaguliantus, tai varfarinas, reiškia, iki savaitės prieš tą reikia sustabdyti operacijus, bet čia reiktų varfariną, tai reiktų pridengti heparinais. Heparinai mažos moleculinės masės 24 valandas užtrunka, o jie antikoaguliantai, kaip matot, užtrunka 1-2 dienas, kad jau nebereikėtų nerimauti dėl jų įtakos kraujodarai. O aspirinas, kadangi negrįžtamas cikloheksagenazės inhibitorius, kaip matot, reikia nutraukti net iki 70 dienų iki operacijos. Va čia fibrinolitikai, kuriuos mes galim vartoti,
čia ne visai teisingai, bet aspirinas kaip tokielis nėra fibrinolitikas, šiaip tai yra antiagregatas. Na ir fibrinolitinės procedūros turi turėti indikacijas, kontraindikacijas savo, iš esmės tai reikia gerai dokumentuoti, jei nusprendžiat, reikia skirti, vaistas geras, veikia, bet sakau, jeigu neaiški pradžia, arba tenais buvo kažkokie kraujavimai dideli, tai reikėtų 2 kartus pagalvoti prieš taikant fibrinolizę. Na ir aš jums čia palikau papildomos medžiagos pasižiūrėjimui, iš esmės galite prižiūrėti, taip atrodo kardiogramos. Jeigu norėsit per darbus plačiau aptarsim. Tai va, tigoksino mechanizmai, diabečizo, čia mes šitą dalyką galėsim kažkiek aptarti per darbus. Tai va, na ir tikėkime, kad šito nereikės, bet žinoti reikia, nes yra kaip ta skubi pagalba, kad jis yra reikalinga, kaip gydyti sustojusią tą širdį. Na ir aišku, aš tikiuosi, kad jums neįvyko šita širdies būklė atsiklausus mano paskaitos.